Internete yra biblioteka, yra naujienos, yra žinios, yra eksperimentai, yra muzika, yra visa tai, iš ko susideda gyvenimas, mes galime rasti ir internete. Ir dėl to jisai turbūt ir yra toks viliojantis. Ditirambų internetui nešykštinti edukologė Austėja Landsbergienė vis dėlto kviečia suaugusiuosius jaustis atsakingais už virtualų vaikų gyvenimą ir bendravimą. Turime pripažinti, kad internete šalia gerų dalykų gausu informacijos netinkamos vaikams. Todėl kontroliuoti juos ir nustatyti naudojimosi internetu taisyklės yra suaugusiųjų pareiga. Mes dažnai savo vaikus infantilizuojame. Manome, kad jisai labai mažas, labai gležnas ir nieko nesupras. Ir reikia pripažinti, kad dažniausiai nelaimės atsitinka su būtent tais naivuoliais, kurie nežinojo ir neįsivaizdavo. Su vaikais būtina apie tai šnekėti, kas yra saugu ir kas yra nesaugu. Internetas vaikus pradeda dominti nuo 5-6 metų, kai jie supranta, kad yra paieška. Vienas iš patarimų gali būti, kad internetas yra tik tai svetainėje ar virtuvėje. Nes tada suaugę toje erdvėje dažnai yra drauge ir mato, ką veikia ir ką daro vaikas. Ne taip kontroliuojame turinį. Tam tikruose dalykuose mes kartais įsivaizduojame, kad traumuosime vaiką, kai iš tiesų visiškai jo netraumuojame. Mes tiesiog nusistatome taisyklės, mes jų laikomės, mes pagarbiai vaikui išaiškinam ir, kaip sako psichologai, tai vaikui net saugu gyventi žinant taisyklės. Dabar augantys vaikai yra technologijų čiabuviai, o tėvai – imigrantai. Todėl, minint saugesnį interneto dieną, specialistai tėvams linki nebijoti technologijų, kurios sukuria begalės fantastiškų galimybių. Ko palinkėčiau, tai niekada nepamiršti, kad internetas ir bet kokia technologinė priemonė yra tik tai įrankis. Yra tik tai įrankis papildantis mūsų kasdienybę. Ir vaikui niekada joks įrankis neatstos gyvo, suaugusio, mylinčio žmogaus. O vaikams tai palinkėčiau būti saugiais ir protingais.